Kažkas tave įžeidė, paspaudė mygtuką ir tu sureagavai. Supykstite, atsakote tuo pačiu ir vadinate tai atgaliniu veiksmu. Atminkite, kad tai nėra veiksmas, tai yra reakcija. Jūsų įžeidėjas tarsi mašinos operatorius, o jūs pats mašina jis. Paspaudė mygtuką ir tu pradėjai veikti. Šviesa užsidega ir išsijungia paspaudus mygtuką. Aplinkiniai su jumis elgiasi taip pat, įjungia ir išjungia. Vienas tave geria, išpučia tavo ego kaip balioną ir tu pradedi jausti savo didybę, tada kitas permuša tai ir tu negyvas krenti ant žemės. Tu nesi savo šeimininkas, bet kas gali tave išeisti, nuliūdinti, supykdyti, išvesti iš kantrybės. Ir bet kas gali tave pakirti, pakelti į dangų. Jausitės taip puikiai, kaip svarbi asmenybė. Jūs elgiatės pagal kitų žmonių manipulacijas. Ne jūs valdote savo jausmus, o jausmai pagrįsti kitų nuomonę valdo jūs. Kartą Buda ėjo pro kaimą, aplink jį susirinkę žmonės ėmė ant jo šaukti, įžeidinėti. Jie vartojo įvairiausius keiksmažodžius, kokius tik mokėjo. Stovėdamas, tyliai labai įdėmiai jų klausėsi, o tada pasakė: ačiū, kad atėjote susitikti, bet aš skubu, man reikia į kitą kaimą, ten manęs jau laukia. Šiandien negaliu skirti jums daug dėmesio, bet rytoj grįžtant atgal turėsime laiko pasikalbėti. Rytą galite visi susiburti ir papasakoti viską, ko nespėjote padaryti šiandien dabar. Jei atleisite, turiu paskubėti. Valstiečiai netikėjo savo ausimis ir akimis. Šis žmogus išliko visiškai Bus subalansuotas, kažkas negalėjo atsispirti. Ar tu kurčias? Mes įžeidinėjom tave, o tu niekaip nereaguoji. O ta atsakė: jei norėjai išgirsti, atsakai, tai tada atėjai per vėlai, turėjai ateiti prieš 10 metų. Tada būčiau tau atsakęs tuo pačiu, tačiau per šios 10 metų išmokau nepasiduoti provokacijoms. Nustojau būti vergu, tapau savo šeimininku. Aš elgiuosi taip, kaip noriu, o ne taip, kaip nori kitas. Aš gyvenu harmonijoje su savimi. Negalite manęs priversti nieko daryti prieš mano valią. Asmeniškai aš nesuvokiu jūsų įžeidimų ir kol nepradėsiu jų suvokti, ji liks tuščių garsų. Įmesk į upę tekantį veiklą, jis teks tol, kol palės vandenį. Vos palietus paviršių, upė tu jį užgesins. Aš tapau upė, tu svaidai į mane įžeidinėjimus. Jie pilni ugnies, bet kai tik jie pasiekia mane, ugnis užgesta mano vandenyje. Įžeidinėjimai nebegali mane sudeginti.